Taigi, sveiki visi susirinkimo naują video vlogą. Tai kaip matote iš pavadinimo, šiandien aš jums kalbėsiu apie savo pradėtą naująją veiklą. Tai yra FM-as, FM World. Tai iš tikrųjų aš prisijungiau gan nesenai, gal prieš dar net 2 mėnesių tikriausiai nėra. Tai iš tikrųjų dar nieko nepardaviau, bet įdedu į tai daug darbo. Todėl ir atėjau čia papasakot, nes galbūt yra merginų, kurios manęs neseka Instagrame ir žiūri tik tais YouTube'ės video. Tai noriu ir čia papasakot ir šiaip pritraukti daugiau žmonių, nes tikrai yra nuostabių produktų. Visus pati esu išbandžiusi, tai prisirašiau žodžiu aš jums plačiau apie juos papasakoti. Manau, galime čia ir pradėti. Tai pradėsiu nuo savo mėgstamiausio produkto, tai yra kvepaliukai. Tai žodžiu, turiu 827 numeriuką ir 860 numeriuką. Mes turime apie virš 300 kvapų. Tai aš paskui pavardinsiu, kokios tai firmos įeina ir kokių gali rasti gerų kvepalų. Už mažesnę kainą tau nereiks mokėti ten kelių šimtų ir tu gali susirasti pakaitalą. Šitie mūsų kvepalai turi 20% parfumo koncentracijos. Saulutė užšvietė netgi, kai pradėjau kalbėti apie kvepalus, tai jo. Tai tu gali išsirinkti iš 300 kvapų ir dar yra nišiniai kvepalai, kuriuos dabar aš užsisakiau, bet dar nesu gavusi. Tai galbūt jeigu jums patiks šitas video, galėsit pakomentuoti ir aš padarysiu apie daugiau produktų. O dieve, ką užšvietė čia ta saulytė. Tai žodžiu, tai noriu pakalbėti dabar apie šituos kvepaliukus. Tai jie atspindi Daisy. Jeigu žinote tokius kvepalus, aš viską sukelsiu jums maždaug, kaip atrodo, kaip patys kvepalai. Daisy Marc Jacobs kvepaliukai, tai jų charakteris yra džiaugsmingas, pilnas energijos, saulėtas. Tai žinokit, man tikrai šitie kvepalai tai atspindi, nes būtent tos saulėtos dienos man labai primena prasidedantį pavasarį, kai pradeda žydėti visos gėlės, visi medžiai. Tai jų galvos, palei kurias aš dažniausiai žiūriu kvapus, jeigu yra daug galvų, tai aš tiesiog, man užtenka pažiūrėti tiesiog į galvas. Tai būtent šitų kvepalų yra citrina, persikas, obelis žiedas, sultingos kriaušės, našlaičių lapai. Tai aš net nežiūriu į širdis, todėl kad čia ir taip jau daug pasakyta. Aš iš tikrųjų daugiausiai ir užsitęsiu ant kvepalų, nes, sakau, man yra mano mėgstamiausias dalykas. Tai, o būtent apie šituos kvepaliukus panašus į Prada. Jie yra pasakiško kvapo. Atitinka Prada kvepalus. Charakteris yra unikalus, moteriškas. Galvos yra bergamolė, mandarinas, juodieji pipirai. Jeigu matau, kad nedaug pasako galvos, tada einu prie širdžių. Širdis yra raudonieji vaisiai. Tikrai išlieka tie kvepalai, nes jeigu aš jau baigiu juos išnaudot, nebaigiu dar, bet ta prasme, jie man yra tokie kaip kasdieniniai, nes man labai tikrai patinka jų kvapas. Tai galite rasti tokių kaip Miss Dior, Gucci, Carolina Herrera, Versace, Guess, Chanel, Dolce Gabbana, Calvin Klein, Armani, Ariana Grande dabar yra atsiradę, kur aš turiu, aš jums parodysiu. Pas mus dabar yra atsiradę Ariana Grande, štai šitie, tai įkeliu numeriuką. Jeigu norėsite, galėsite man parašyti Instagramą ir įsigyti, ką tik norite, aš jums suteiksiu visą papildomą informaciją, dar daugiau, jeigu jums kažkas neaišku. Tai va, apie kvepalus baigiam kol kas. Toliau labai populiarus dalykas
Tai yra štai šitos vamzdžių granulės, kurios tirpina maisto likučius, plaukus, riebalus, muilo nuosėdas. Aš jas naudoju kartą per savaitę. Tai iš tikrųjų gan gerai yra kaina, 14 eurų ir 20 centų. Tai šiaip kas dar yra gerai, kad mūsų kompanija duoda labai daug nuolaidų. Jeigu jūs nesekate manęs Instagram'e, tai aš jums čia paminėsiu, kad tikrai kiekvieną dieną yra nuolaidos. Aš naudoju kartą į savaitę ir man, žinokit, tikrai padeda. Toliau. Labai gera prekė, dėl kurios iš viso nesigailiu, kad mokėjau tokius pinigus. Tai yra šitas namų kvapas. Esu taip pat ir ilsiuką įkėlus apie jį. Galbūt čia kur nors įmėsiu, kaip aš padariau. Na, ta prasme, tu praeini pro jį ir tau kvapas iš karto duoda per visur. Tai čia būtent yra 18 kvepalų kvapas, tai aš jums įmesiu visas galvas. Tai trumpai, tai ir čia yra Chanelio kvepalai. Čia yra 100 ml talpos. Ir kaina jo yra 55 eurai. Bet kadangi, jeigu jūs seksite mane Instagrame, galite sulaukti ir nuolaidų. Nes, kaip minėjau, kiekvieną dieną vyksta nuolaidos. Aš po 2 gal savaičių tik tais perdėjau tuos ir vėlisiu iš naujo. Ir sakė merginos, jo netgi joms užtenka visus metus. Tai įsivaizduokit, tokią sumą sumokė, tai tau čia centukai, nes tu visus metus gali turėti šitą kvapą ir jis tau kvepės. Toliau, sekantis dalykas yra pudrytė. Matote, kaip atrodo gražiai mano veidas. Aš, kiek mane kas pažįstat, nesu mėgėja pudrų. Ir iš tikrųjų, išbandžius šitą pudrą, aš tiesiog nežinau, aš jaučiuosi gražuolė, nors ir taip esu gražiai, bet pasidažius šitą pudrą, tiesiog tu net nejauti, kad tu esi pasidažius. Aš nenaudoju nei ant viršaus jokių pudrų. Tai jeigu dabar sulauksite mano makiažo video, tai pamatysite, kaip pasikeičia mano veidas. Tai iš tikrųjų, nerealiai, man tai patinka. Tai žodžiu, ką būtent šita pudra, kokias funkcijas atlieka, tai atspari drėgmei, didelės pigmentacijos, nekemša porų, tinka netgi karštoms dienoms. Tai iš tikrųjų, jeigu vasarą jūs naudoja, tai tikrai tinka, nes aš ėjau karštą dieną ir man, ta prasme, nei nubėgo kažkas, nei nusivalė ir jin tikrai ilgai išlieka, apie 16 valandų. Tai tinka visų tipų odai, jin atrodo susilieja tiesiog su tavo oda ir yra, tikrai nerealiai. Sekantis dalykiukas, tai yra tušas, mėlynas. Kaip matote, taip pat esu pasidažiusi su mėlynu tušu, įkelsiu jums dar nuotraukyčių iš arčiau. Tai žodžiu, mėlynas tušiukas. Tai jis pabrėž ne tik jūsų akis, bet jūsų charakterį bei stiprybę. Tobulą konsistenciją ir sudėtis užtikrina puikų patvarumą. Tai iš tikrųjų, man labai patinka, jeigu norite pasikeisti kažkokį tai įvaizdį, saulė dabar dingo, nežinau, gal netgi geriau matosi. Tai jeigu norite pasikeisti įvaizdį, yra ir žalias, yra ir rožinis, tai jo kaina yra 14,60. Bet aišku, jūs man galite drąsiai rašyti. Aš jums suteiksiu tą nuolaidą. Man negaila. Tiesiog man labai faina, kad iš tikrųjų aš galiu per save ir man nereikia meluoti čia kažką ar sakyti, kokie geri produktai, kai būna kitur, kad tiesiog reklamuoja, net nežinau, ką reklamuoja. Taip, toliau pereiname prie šių nuostabiųjų šluosčių. Tai vis rinkinį sudaro 2 šluostės. Tai perkant abi kainuoja tik 20 eurų. Tai būtent šita balta yra bambuko šluostė, skirta valyti šlapiam valymui. Tai kas yra labai faina, nes jūs su jom
jums su jom nereikia jokių chemijų. Jūs valote viską tik su vandeniu. Tai iš tikrųjų aš išbandžiau, aš prikelsiu nuotraukų ir čia, kaip prieš ir po viskas vyksta, o mėlyna yra mikropluošto šluostė, kuri skirta blizginimui. Tai iš tikrųjų sakau, aš išbandžiau, man patiko, tai tinka valyti ir langams, ir spintelėms, kranams, kaitlentėms netgi ir visiems kitiems nešvariems paviršiams. Aš čia, ką jums dabar rodau, viską turiu namuose ir viską esu išbandžiusi. Tai toliau sekantis būtų, tai yra spintos kvapukai, palaipsniui skleidžia kvapą ir aš dabar naudoju šitą. Atsidarai spintą, iš karto kvapas pereina. Ir žinokit, tikrai netgi rūbai patys kvepia, kurie yra pakabinti spintoje, jie patys tiesiog yra prisigėrę to skanaus kvapo, tai labai svarbu yra išsirinkti gerą kvapą. Tai šiaip nepasigailėjau, jis toks prabangus labai, tai man, žinokit, labai patiko. Ir toliau dar turiu to pačio kvapo kūno losijoną. Tai taip pat bandžiau. Jisai yra su E ir B5 vitaminais bei alantoinu. Sudėtyje yra drėkinančių bei aktyviai atsinaujinančių elementų. Tai tikrai labai fainas, išbandžiau. Patiko man ir kvapas, tai aš dėl ko jį pasiėmiau, nes čia yra labai prabangių kvepalų kvapas. Ir paskutinis dalykėlis, tai yra blakstučių serumas, kurio kaina yra 35,50, tai jis yra tikrai labai veiksmingas. Mano blakstienos šiaip ir taip yra labai ilgos, bet aš jį irgi pradėjau naudoti. Tikrai galiu rekomenduoti dėl to, kad merginos naudoja ir jų blakstienos tikrai per trumpą laiką yra tikrai ilgesnės. Tai blakstienos tampa ilgesnės ir tankesnės. Maitina, regeneruoja net silpniausius plaukus. Tai iš tikrųjų labai geras dalykas, jeigu turite trumpas blakstienas, tai bus ilgos. Tai va, kol kas tiek turiu. Šiaip tais, mano Instagrame vyksta konkursas, tai galite laimėti štai šiuos 3 produktus. Tai plačiau viskas Instagrame. Sveiki visi, tai šiandien noriu jums paskelbti konkursą. Noriu jums padovanoti 3 produktėlius iš FM, 60 € vertės. Tai kokie būtent produktai įeina į šį konkursą? Tai yra kvepaliukai, kurie yra pasakiško kvapo, 50 ml talpos, panašus į Prada. Jau jums buvau minėjusi, galite užeiti mano highlightus ir pažiūrėti, atspindi būtent šitie kvepalai, nenoriu čia išplėsti. Sekantis produktas, spintos oro gaiviklis, kuris atspindės seksualumą bei aštrumą jūsų namuose. Manau, šio kvapo reikia kiekvienai moteriai ar merginai. Bei savaiminio įdegio balzamas, kuris maitina ir drėkina jūsų odą, bei suteiks natūralų įdegio atspalvį. Norint dalyvauti šitame konkurse, jums tai reikia pasiekti mano Instagramą, pasidalinti šito reelsu ant savo storio ir komentaruose pažymėti vieną draugą. Į viską atsižvelgsiu labai rimtai, jeigu jūs nepadarysite visų taisyklių, jūs nedalyvaujate konkurse. O aš jums linkiu didžiausios sėkmės laimint šį konkursą ir susitinkame su jumis spalio 20 dieną. Iki! Užsukite, jeigu norite sudalyvauti, spalio 20 tik tai skelbsiu nugalėtoją. Tai ką dar norėjau pabrėžti, kad jūs turite puikią galimybę gauti 50% nuolaidą apsipirkti visiems produktams. Tai jūs galite parašyti man per Instagramą ir aš jums atsiųsiu nuorodą, per kurią jūs užsiregistruojat ir galite nusipirkti 50% su 50% nuolaidą. O jeigu domina papildomas darbas iš namų, tai taip pat galite parašyti man ir aš jums plačiau apie viską papasakosiu. Man labai patinka, man čia yra ir hobis dėl to, kad man labai patinka filmuoti, viską rodyti. Tai aš labai aktyvi dabar esu Instagrame. Tai ir ne tik tos produktus kišu visiems, kad o dieve pirkit ir panašiai, ne.
Aš tiesiog keliu ir savo gyvenimo, ir visko, ir truputėlį produktų, tai sakau, galite mane pasisekti Instagram'e, TikTok'e, aš ten sukeliu nuolaidas, tai jeigu kokios nors būna, o jeigu norite, sakau, prisijungti arba apsipirkti už 50% nuolaidą, tai prašau parašykite man į Instagramą. Tai va, tikiuosi jums buvo naudinga šita informacija, nes man, žinokit, tikrai dar kartą pasisakysiu, labai patinka dirbti su šia kompanija, kad ir dar nesu tai užsidirbusi kažkokių tai didelių pinigų, bet tikrai, manau, ateityje viskas pavyks, tai prikalbinau dabar ir draugės užsisako ir po biškį ieškau tų žmogeliukų. Tai va, ačiū labai, kad žiūrėjai mano video. Saulytė mane šiandien lepina, o Dieve šviečia čia labai fainai. Tik pasijungiu filmuoti, iš karto išlindo. Tai ačiū labai, kad žiūrėjai, ačiū, kad buvai. Tikiuosi tau patiko šitas video, gali pakomentuoti, ar buvo naudinga ir ar norėtum daugiau, kai nusipirksiu daugiau produktų, kad jums čia parodyčiau viską. O šiaip viską galite rasti Instagram'e. Ačiū, myliu, bučiuoju ir iki kitų video. Čiau!